Studentų gyvenime sesija tai jau labai atsakingas momentas, sakyčiau, ir lyginant su mokyklos, mokymosi mokykloje rezultatais, tai yra visiškai kitaip jie yra vertinami. Jeigu mokykloje mes kasdien atsakinėjam, tai viso semestro darbo rezultatai studentams yra įvertinami sesijos metu. Dabar sesijos metu visada yra laikomi nedaugiau kaip 5 egzaminai. Nors ir yra tokių dalykų, kur egzaminus reikia išlaikyti ir prieš sesiją. Paskutiniu metu praktiškai įsigaliojo jau tokia taisyklė, kad studentai turi įvertinimo kaupiamą į balą. Ir į egzaminą jau visada iki 30% įvertinimo atsineša. Galiu pajuokauti, kad sakydavo anksčiau studentas kaip anekdotą. Reiškia, klausia, vat reikia laikyti kiniečių kalbos egzaminą. Kiek dienų liko? 3. Tai galima tada išlaikyti. Žodžiu, šitaip tikrai negalima išlaikyti. Reikia tolygiai dirbti semestro bėgyje ir manau tada ir ta sesija niekam nebebaisi.